Dešiniai pusėje yra aparato įjungimo mygtukas. Jį reikėtų palaikyti, jeigu aparatas buvo išjungtas, ir tiesiog palaukti, kol aparatas pilnai užsikraus. Prieš naudojant aparatą reikėtų įsitikinti, ar pas jūs yra interneto ryšys. Braukiame 2 kartus iš viršaus į apačią ir paspaudžiam ant nustatymo ikonėlės. Aparatas palaiko ir Wi-Fi, ir laidinį internetą. Šiuo atveju parodysiu, kaip prisijungti prie Wi-Fi'aus. Tada reikėtų suvesti slaptažodį ir spausti prijungti. Kai rašo prisijungta, reiškia jūs jau prisijungėt prie interneto. Jeigu ne, pabandykite iš naujo įvesti slaptažodį. Tada užeiname į programėlę pavadinimu CHD Minipos. Paleidžiant šitą programėlę galima vykdyti prekybą. Dabar matosi pagrindinis kasos langas. Ir visą laiką prieš prekybą rekomenduojama atspausdinti X ataskaitą, kad patikrinti, ar praeita diena buvo uždaryta. Jeigu X ataskaitoje yra nuliai, galima pradėti daryti įdėjimą. Dabar spaudžiam kitos funkcijos, pasirenkam įdėjimas ir dabar raudonoje juostoje matote parašytą įdėta ir tada vedam sumą, kurią norim įdėti. Ir spaudžiam grinį. Kad patikrinti mūsų dabar įdėjimą, galima atsispausdinti X ataskaitą ir pasižiūrėti, ar yra užfiksuotas įdėjimas. Matome, kad kvite atsivaizduoja 50 eurų. Tai dabar tiesiog galite spausti regręžimą ir pradėti prekiauti. Tarkim, ateina pas jūs klientas ir nori nusipirkti maisto už 10 eurų. Tai dabar pirmą suvedam 10 eurų. Tada paspaudžiam ant skyriaus pavadinimu maistas. Ir jeigu klientas atsiskaitinėja grinais ir paduoda jum 20 eurų banknotą, jūs kasos aparate įrašot 20 eurų ir tada paspaudžiat grinį. Nuspaudus C mygtuką išsivalo baltas langelis. Dabar jeigu kitas klientas ateina, jūs sumušat maistas už 12 eurų. Ir jeigu jisai lygiai paduoda, tai jūs iš karto tiesiog galit mušt grinį. Jeigu klientas pasirinko mokėti kortele, tai tiesiog vietoj grinį spaudžiat kreditas. Jeigu jūs staiga persigalvojate ir norite atšaukti tą, ką jūs bandot sumušt, kol dar nepaspaudėte nei grinį, nei kreditu, tai galite paspausti raudoną mygtuką atsisakyti visko ir tada įvyks panaikinimas. Jeigu kažką sumaigot, tai su C galima tiesiog ištrinti. Dar kaip rodžiau, jeigu sumušat maistą, tai tiesiog atsisakyti visko. Dirbant kartais pasitaiko klaidų, kartais būna, kad ne tą mokėjimo būdą įmušat. Tai, jeigu taip atsitinka, tai įmanoma pasidaryti grąžinimą. Tarkim, klientas už maistą nori atsiskaityti kortelę, bet jūs netyčia nuspaudžiat grinį. Ką tokiu atveju reikia daryti? Reikėtų tą sumuštą kvitą išsisaugoti ir įsidėmėti, koks yra dokumento numeris. Tai šiuo atveju mes matome, kad čia parašyta 613. Kad padaryt grąžinimą, reikėtų nuspausti raudoną mygtuką pavadinimu kiti taisymai. Tada paspausti grąžinimas, grįžti atgal, žalias mygtukas kitos funkcijos, čia suvedam dokumento numerį, tai yra kvito numerį, ir tada spaudžiam žalią NS mygtuką, tada grįžti atgal, dar kartelį pasitikslinam, kokia ten būtent suma buvo, tai yra reikės mums gražinti 15 eurų šiuo atveju, tai tada mušam 15 eurų, tada pasirenkam skyrių ir spaudžiam grinį. Įvykdžius grąžinimą tiesiog iš naujo persimuškit tos skyrius, kainas ir tada šį kartą pasirinkite tinkamą mokėjimo būdą. Ir tada reikia nepamiršti pasirašyti pasiaiškinimą buhalteriai laisva forma, kad buvo įvykdyta klaida.
Jeigu pasitaiko taip, kad jūs nežinote dokumentų numerio, tai visą laiką galima pasižiūrėti į sumuštus kvitus, pabraukiant iš kairės į dešinę. Ten rodys jūsų visų sumuštų kvitų istoriją. Jeigu atsiranda toks klientas, kuris ten labai stipriai apsipirkinėja ir yra poreikis sumušti keletą skyrių vienu metu, tai tiesiog rašykit kainą pirmo skyriaus, pavyzdžiui 10-30 maistas, tada lygiai 30 kitos prekės. Ir jeigu klientas dar paduoda papildomai 50 eurų banknotą, tai rašom 50 ir tada sumušam grini. Jeigu norim pasitikrinti, ką šiandien suprekiavom, reikėtų atsispausdinti X ataskaitą, einant į kitos funkcijos, X režimas ir paspausti dienos tarpinį. Taip, tai matom tą įdėjimą ryte, kurį darėm 50 eurų. Ir dar matome, kiek mes suprekiavom grinais. Matome mokėjimo būdai parašyta ir grini 50,30. Tai dienos gale tokią sumą mums reikės ir išimti, prieš atsispausdinant Z ataskaitą, kad uždaryti dieną. Kad padaryti išėmimą, spaudžiam kitos funkcijos, tada geltonas mygtukas išėmimas ir tada suvedam tą sumą 50,30. Ir tada paspaudžiam grini. Po išėmimo galima dabar spausdinti Z ataskaitą. Išvalom ekraną su C, spaudžiam Z režimas ir dienos fiskalinę. Tada spaudžiam patvirtinti. Po Z ataskaitos kasa yra visiškai nunulinama ir galima pradėti naują dieną. Su naujais kasos aparatais Z-ų visiškai laikyti nereikia, kadangi jie automatiškai siunčiasi į VMI, kai yra interneto ryšys. Dabar parodysiu, kaip keičiasi popierius. Spaudžiam mygtuką prie dangtelio. Ir kasos juosta turi būti liežuvėliu į apačią ir eiti viršų. Įsivaizduokit, kad dabar nauja diena prasideda, Z-as buvo nuimtas ir dabar vėl darome tą patį įdėjimą, koks buvo praeitam Z-e. Tai šiuo atveju bus 50 eurų. Paspauskit įdėjimas ir bus 50,20. Jeigu jums reikia pasižiūrėti tam tikro mėnesio suminę ataskaitą, tai jums reikėtų eiti į kitos funkcijos, tada X režimas ir paspausti fiskalinę pagal datą. Čia rašot datą, nuo kada iki kada. Mes norim, pavyzdžiui, išsiimti nuo šių metų Liepos 1 iki Liepos 31 dienos. Tai rašom 2025 0701 ir iki 2025 07 31. Be jokių tarpų ir išlys labai ilgas suminės ataskaitos kvitas. Jeigu kasos aparato nenaudojate, tai galite jį išjungti palaikius dešiniai pusėje išjungimo mygtuką ir paspausti išjungti maitinimą.